pasikalbėti vakaro žinios. Šiandien norėtume pasikalbėti, kokios yra žinios šį vakarą. Ir šiandien mes pasikvietėme svečius. Ir vienas yra Žignas Žiedraupapaskas. Ir jisai yra sporto pradininkas butelio mėtymo. Ir jisai gaila, kad šiandien su savo kolega negalėjo ateiti. Bet spėkit ką? Bet spėkit ką? Šiandien jisai pats atėjo be savo partnerio. Ir todėl mes galėsime su juo pasišnekėti ir išsiaiškinti giliau, kas vyksta. Tai taip, papasakoti, kas vyksta ir labą dieną. Man irgi su jumis malonu susipažinti. Ir aš norėčiau papasakoti apie mūsų darbą giliau. Mes mėtome butelius po butelio kiekvieną dieną, praktikuodamėsi tą patį dalyką. Mėtymą. Aha. Tai, kaip aš ir sakiau, mėtymą butelių. Ir mano kolegos šiandien yra, o gaila, NATO vadinasi jo vardas. Bet kadangi mūsų kolegos šiandien yra, aš norėčiau jums parodyti video, kaip mes dirbam. Tai yra video montažas, kuris pasakysim, kaip mes dirbam kiekvieną dieną. Tai jūs turite omeny, kad jūs esate profesionalai šitame dalyke ir be to jūsų gaila kolegos nėra. Nėra gaila kolegos ir gaila nėra jūsų kolegos. Nėra jūsų kolegos. Ir jūs norite mums parodyti, kaip jūs dirbat. Ir būtų visai malonu tai pažiūrėti. Tad dabar norėčiau, kad jūs dabar pažiūrėtumėt tą video. Dabar. Vienu žodžiu, mes esam kieti. Reklama. Ar jūs norite nusipirkti naujus svarmenis? Ar jums nusibodo jūsų seni, dūli, suprakaitavę svarmenis? Na, mes jums turime pasiūlymą. Nusipirkite šiuos afigienai gražius svarmenis. Už kainą, tokią kokią tik nepasvajosite. Už afigieną kainą. Nusipirkite šiuos afigienus svarmenis. Liūtas ir ko. Patenkina jūsų raumenis. Allah Akbar.
Šitie gerai veikia. Žinau, ne? Gerai veikia. Ate.